Sveiki, aš esu Edis, olimpietis, Europos ir pasaulio čempionatų finalininkas bei Lietuvos rekordininkas ieties metime. O čia mano varžybos, sezonas, o gal ir mano gyvenimas iš arčiau. Labas rytas. Dabar yra 6:05 ryto. Kelsimės ir skrisim į Berlyną į varžybas. Kas buvo labai prastai, tai mano miegas. 6:07 tingiu keltis. Pusryčiai mūsų, kavytės, kiaušiniai. Vakar daiktus dėjomės kinietiškų pinigų ir dar radom striukių. O, te pusryčiavai. O, Jėzau, bardakas nefilma. O, žiūrėk ten. Ten buvo pasimatas. Kas vyksta? Kas? Nesupratau. Baltai, pinigų nebėra. Ne, yra pinigų, bet nenuskaita, ne? Neišskaičia boltą. Ką meta? Žinau, Tai pavyko? nepavyko. Sorry, we couldn't process your payment. Nu tai va, nebeskrisim. Valandos skrydis. Nebeskrisim. Bandau aš tą. O, išvažiavo mūsų taksas. Atvykom. Mane patikrino, dabar Urtė patikrino. Visą laiką sustabdo mane, nes aš kamuoliuką tokį. Vėliau parodysiu gal. Tai gal jo visi atstatomės. Klausia, kas čia tokio. Čia yra apšilimui, treniruotėjai skirtas vietoj ieties apšilti įrankis. Pasukti irgi kamuoliuką, tik masažinį spiną tą vadinamą. Matė. Nu, Urtė pasakyk, dėl ko tai visai stabdo. Patikro. Dėl kamuoliuko, Kaip ir tavai. Masažinio kamuoliuko. Abiejų jo. Viešas ar paprastas. Užsegti. Skrydžio metu galite naudotis elektroniniais prietaisais. Va, nusileidau. Pagaliau iš lėktuvo išlėkti kaip gera būna. Po 2 valandų beveik sėdėjimų. O ir Urtė atvyko. Trumpas, bet kaip gera atsistot būna po sėdėjimo, ne? Nes 2 valandos kelio, tai 7 ryto. Kas buvo, papasakok? Internetas ir Baltika buvo. Ir žiauriai greitas net YouTube'ą krovė. Instagramą net krovė. Ir YouTube'ą. Tiesiog Instagram'e, YouTube gali video žiūrėti. Ir nemokamas svarbiausia tai. Dabar su Air Balticu sakiau, jaučiu skraidysim, ne? Ir kad kažkokį langą išmės. Sakau, su Air Balticu dabar skraidysim vien dėl interneto. O papasako, ką čia dabar sakymai. Mes šiaip varžybos turim dalyvauti Lenkijoje, ne? Bet atskirdami Berlyną. Kažkodėl tik iš čia paima. O nors buvo Lenkijoje arčiau miestas kitas, kur mažiau reiktų važiuoti, bet nežinau. Dabar dar 2 valandas keliai reikia sėdėti. Jo, tai dabar 2 valandas dar važiuosim. Įdomu, kodėl Bet taip. nieko, anksti atskridom. Jo. Nu jo, labai anksti, tai 8 ryto išskridom. Kiek dabar jau 10 valandą, ne? 9. Ai, 9 valandą dar atsisuko. Žodžiu, tai labai anksti būsim, gerai. Ir lauksim, eisim žiūrėti, ar kažkas pasitinka ar ne iškart. O, gal garzovai. Pasitinka mūsų varžybų. Hello. Urte and Edis. Okay, great. We have nearly 2 hours. Nu, va, paėmėm dar 3 atletus.
einam mašiną, sėsim ir važiuosim į Gurzovą. Va mūsų mašina, iški mažuok atrodo kaip pinkiema, ne? Su visais daiktais. Va, kažkaip imsim. Va, tarėm. Mūsų vairuotojas palikamas. Va, viešbutis Kubus. Kubus. Urtė priekį. Va, maitingas. Oi, bandysim su Urtė prašyti, kad kartu gyvenimą. Nesakau, bandysim kartu, kad apgyvenimą. O, offices competition, ten būna visa informacija. Kur vėl daiktų naudosi. Competition office. Laukiam dar kambarių, nes tvarkėm. Iki 4 gal tiek lauk, gal trumpiau aišku, bet va, čia competition offices, čia buvo schedules, kada kas dalyvauja. Žiūrėk, tau pusė 6, man 6, matai? Man atrodo, kad jau 5 startas, o tai 6, ne fokus, ne 6. Tai va, tai būna dažniausiai visa informacija sukabinta varžybų. Žiūrėk, čia kažkurios rungtys, o kažkurios B, kurios čia. Po to va čia va dar yra ko dalyvių sąrašai gal, ai ne čia. Bet čia būna ir dalyvių sąrašai dar įrašyti visi, kur kas dalyvauja. Kur stadionas kaip papau. Stadioną, nam viešbučio. Vandens būna visąlaik pasimti. Čia sėdi moteris saiko, duoda akreditacijas viską. And what about the trainings today? I see we can book a shuttle or something to the stadium? Yes, basically, if you want to go to the stadium, please let us know and we will organize transport for you. Okay. Or we can walk, yeah? Yes, you can walk as well. The killing me. If you want, I can put it in your map and basically, it's not that far. Tai dabar, sakė, už pusvalandžio kažkur sutvarkys kambarį, ne? Labai šviesa. Dabar einam į kur čia einam? Į prekybos centrą kažkokį. Parduotuvė. Nieko nėra. Prekybos centre, nėra čia paukštardų kažkokių. Žiūrėk, ten koks. Du. Vienas centras, nes ką. Ten visas spraudas. Jam užstrigo pučias. Gerai. Gyvūnėliai. O, žiūrėk, kiek čia pučiau paukštį. Oi, toks purvinas, tasai nesimatomas. Nu, zuikis. Tas tai miega, lūžęs. Nu, katinų irgi yra, bet nematom. Žodžiu, įėjome į prekybos centrą, užėjome elektronikos parduotuvę. Selfie stiką norėjau susirasti, bet neradau ir iškart paskambino, kad jau paruoštas kambarys, tai nežinau. Sakė, pusvalandis užtruko, čia 7 minutės kaip. Dabar dar vaikštam žiūrinėjom, kas čia gero yra prekybos centre. Užte valgyt norėjom. Nu, va, išėjom iš prekybos centre, iškart jau viešbutis per gatvę tik perės. Pažiūrim, ar tik aš. Urtė labai prašė užsimanė, nori pažiūrėti, gera kaina žiauriai. Kiek 16 zlotai, kiek čia 3 eurai? 3,7, bet žiūri 3,7 kilogramų, ne kaip reikia. Pasiėmėm kambarį, pasiėmėm mane. Tas pirmas lovo geris. Vyrų, mama. Taip. Prasideda. Nu, žodžiu, negavom kambarius dėl to. Aš tai nebeisiu ją apačiu. O čia gerai, kad renglis? O tikrai 4? Dar kart bandom. Kažkas nesigauna čia man. Bet rodiklytė, matai. Mato. Man atrodo išdūrėm. Reiks grįžti vėl. Gal tu pabandyk? Tai ko mano rankos skirs nuo tavo įkišti šitą kortelę? Aiktas. Tai einam abu, ką čia? Nu gerai, Urtė eina, aš lieku. Kol Urtė išėjo, padarysim quick review, ką nusipirkom. Tai Haribo guminukų jau Urtė įsisuko, prasidarė. Po to marshmallows šokoladiniai. Čia atletų maistas jau ką. Po to dar guminukų. Visus nematytus pirkom. Ir aš šokoladuką pasiėmiau. Neištraukiu. Proteininį, kokosinį. Ir radau selfie stiką. Už 2 eurus. Su jais. Išbandysim. Tikiuos laikys. Tai va, daugiau nieko. Nu. Tikiuos veiks. Nežinau, jis sako,
Galvoju, kad liftai čia nereikia, sakau, ne, į kambarį, sakau, negalime įeiti. Visos akimirkos. Bandom. O, suveikė. Oho. Geras kambarys. Lovas atskiras. Oi, glemas. Oho, nu tikrai neblogas kambarys. Nu jo, labai liuks. Nesitikėjau, toks viešbutis tai ne taip gerai atrodo iš lauko, bet super. Dar tualetą parodys. Jo, koridorius prašiau atrodo. Ai, nu kortelė neįdėta. Neblogai, geras kambarys tikrai. O, telikas labai didelis. Liuks, super. Labai geras. Dar į lovą patogiai, tai iš viso. Oi, lovos labai patogios, liuks. Urtė jau pietų negali sulaukti, sušių pasiėmė, valgo. Nusipirkom Maksimai, kur mano aš irgi noriu. Aš irgi šalkom. Sušiai. Valgom. Toj. Labai skanus. Žodžiu, pasirodo viešbutį neduoda valgyt. Tik tai nuo vakarienės duos, ne? Ja. Nes įsičekinam, tipo, gaunas vėliau nei pietus. Atėjom į Sfinksą, Lebanys Jo, restaurantą. atėjom kažkur čia pavalgyt. Užsisakėm, aš jautienos užsikiau kažkokį patiekalą. Chicken breastą. Urtė vištienos. Labai burgerio norėjau, bet susilaikiau. Labai valgyt norim. Žiauriai valgyt Jo, aš nori, noriu žiauriai ir miego. miego noris, nes anksti kėlėmės. Tai Gerai, ačiū. pavalgysim ir varysim pamiegoti jaučiu. Po to varysim į treniruotę. Tai jo. Atnešė maistą, va. Čia jautina mano. Čia Urtės. Tau liks čia žymiai didesnio tono. Skanaus. Skanaus. Grįžom pavalgę. Aš einu pamiegosiu biškį, Urtė, nežinau, telefone pakimarins jaučiu. Ir varysim mankštą pasidaryti stadioną. Ruošiamės treniruotę. Urtė pasiruošusiau. Lovas netvarkoj. Buvome apačioje pasiimti daiktų, tai vadavė maišelį, davė akreditacijas ir megztinį dar davė. Visai nieko toks. Labai, čia sunku nusimti. Nu, žodžiu. Labai toks šiltas, maloni medžiaga. Tai visai neblogas. O dabar varysim mankštą pasidaryti. O, ir numeris dar davė. Pasidėt ant priekio ir galo. Varom dabar mes pasportuot. Biškį šlapia, lyjo. Dabar nustojo, tai skubam. Toks apšilimų stadionas. Pasidariau mankštą čia. O Urtė ateina. Čia upelis ir yra pagrindinis stadionas. Nu, dabar nesimato parodys vėliau. Čia žodžiu pasimankštinom, ten džimas yra. Jeigu lyja paslėpt galima. O dabar einam į džimą, dar kelis pratimus pasidarysim ir eisiu parodys pagrindinį stadioną, kur varžybos vyks. Tokį džimas. Sportuoja. Štanginė. Grįžom iš stadiono, pamiršau nufilmuotą pagrindinį stadioną, nes iškart mašina atvažiavo, kurį viešbutį veža, tai tiesiog sėdom ir išvažiavom. Tai pabendravom su to vairuotoju, dar pasirodys, gal čia vienas iš organizatorių. Amerikai gyvena, sakė, jo dukra dalyvausia. Kita dukra apačioj tenai, tokia mažytė, 10 metų gal parašų visų prašo pasirašyti ant tokio stendo. Tai mūsų dar neprašė, gal galvojau pasirašėm, tai mes anksti, kai atvarėm, tai kažkaip gal nebuvo dar jos. Nu, tai va, ir dabar eisim praustis ir eisim vakariniauti jau tikriausiai. 7? Nu. Ką čia padarai? Tokie vakarienės. Tokie maistai. Ko čia yra kažkaip? Vištiena ir kažkaip dar kielieną jaučiu. Vienas šios skanės. O kas čia gali parodyti? Spagėčiai, bulvės ir dar kažkas. O, skaniai atrodo. Man valgom. Vištas spagėčiai, salatas. O visi čia valgom. Ten gali dar maistą įsidėti galima. Skanu? Labas rytas, dabar pusė 9, atsikėlėm gal 8, bet dar pragulėjom lovai. Dabar eisim pusryčiaut, varžybų rytas šiandien. Na, o tas pusryčiai, eisi dar kartuot 100%. Mano pusryčiai, eisiu irgi kartuot vaflių, mačiau yra labai norėčiau. Ką skanaus, Urtės laukiu.
Atėjom pusryčiaut, jau baiginėjom. Kavos dabar daromės. Čia tokie pusryčiai. Visko šiaip labai daug. Desertų yra, ten bandelių, visokių pyragų, gėrimų. Tam pagrindinis maistas. Yra vaflė, kiaušinienė su beikonu. Ir košė, blynai, trišelės, svogūnai. Visai skaniai. Išėjom biškį prisivaikščiot, biškį lašnot pradėjo. Tikimės, kad iki Dabar varžybų, nulis. jo, kad dabar nulis, o per varžybas, kad nebelis, bet neaišku, gali būti ir per varžybas lis, nes planavo, jo. Vėjuota labai rodo. Jo, tai šiek tiek pasivaikščiosim, grįšim, palsėsim ir jau varysim į stadioną. Aš mankštą pirmas pradėsiu, nes urtei vėliau. Urtė pradėsiu. O prieš varžybiniai pietus mūsų, ne? Nu va, laukiam autobusą į stadioną. Jau vėluoja 15 minučių išvažiuoti turėjau. Jau turėjom atskirai Urtė vėliau turėjo išvaryti, bet... Tai visai čia normalu, vėluoja kažkas. Ir žodžiu, sakė, jau to atvarysi ir varysim. Atvarėm į stadioną. O atletai jau visi renkasi. Sutikau vietinį lenką, kuris dalyvaus, tai paklausinėjau, kur rūmas, nes čia niekur nepavaizduota. Ir sakė, dar gaus ietį apšilimui mums, man ir ispanui, nes mes neatsivežėm, neturim, tai gerai, kad jis papildomų turi, tai duos. Tai va, tokios naujienos. Kainam, dar biškį palsėsim ir eisim apšilinėti. Tai priėjom pirmą kalrumą, va dabar veda į antrą kalrumą. Visi ietininkai, 7 atsipusim. Bet einam į antrą kalrumą, tikriausiai atims elektroniką, telefonus ir žiūrėsim. Ir va stadionas. Čia iš apšilimų dabar perėm stadioną. Jeigu pavyks, jei neatims, nufilmuosiu kažką. Varžybos baigės. Paskutinis metimas atlikom, likau 3. Labai prastai mėtęs. Nieks nesigavo, žodžiu. Urtė tenai va. Minėjau, kaip dabar pradėjau, mačiau. Nu, žodžiu, prastas varžybos nieko. Žinau, klaidas dabar bus tikslingiau treniruotėse, kaip sakyti, ir taip įsibėgėjimą visą tvarkyti. Ja, tai pafilmuosiu dar Urtę. Žodžiu, prastai sudalyvavom. Urtė šneka su trenerė, su mama dabar. Einam į autobusą. Dar varžybos vyksta, bet noris greičiau tiesiog išeiti čia, noris ramiai apmąstyti, kas čia vyko. Tai žodžiu, tai va, einam ieškoti, kur autobusas. Nu, būna visų tokių varžybų. Nereik per daug nusimint, bet reik susimąstyti ir apžvelgti, dėl ko taip nutiko, kaip sakyti. Tai va, tai ką, judam toliau šitas varžybas. Nu va, po varžybų vakarieniaujam. Nu tai gėlė prasta biškį, ne? Ką pakomentuotum šiandien? Žiūri blogas varžybas. Tiesiog prastai, ne? Nėjom. Blogas oras, nebuvo noro, kojos sunkios. Tiesiog. Su kitais dėmėtininkais irgi šnekėjau, sako, šiandien kaip pirmą kartą mėtantis jautėsi irgi kažkaip tiesiog atmosfera šiandien kažkokia, nežinau, kažkas ne taip. Nu žodžiu. Žinau, nu žodžiu. Padirbėti, judėti toliau, viskas. Kam vakarieniaujam. Ir eisim ilsėtis, viskas rytoj anksti išveža 9 ryto. Skriptis 10 vakaro, tai nežinau, Berlyne ilgai labai lauksim, tai gal nuvažiuosim į miestą dar. Sėdom į autobusą jau į Berlyną važiuoti, tai ten turėsim kiek laiko? 12 valandų, ne? Tai žodžiu, bandysim gal miestą varyti. Pusryčiavom, biškį prastai miegojom. Kaip sudaužyta šiandien atsikėliau, nors atrodė, kad man tiek išsitaškiau, bet jau sudaužytas. Tai varom į Berlyną, nežinau, kažką
Gal mieste gerą pamatysiu, nufilmuosiu, jei ne, tai susitiksim jau namuose. Tvarėm į Berlyno oro uostą, bandysim varyti, ieškoti, kur galima palikti tašes, ten gal 7 eurai kainuoja ir varysim per metro į centrą. Visi kiti atletai ten eina. Žodžiu, varom ieškoti, kur čia. Važiuojam traukiniu dabar, metro tai yra į Berlyno centrinę stotį. Su visais daiktais, nes oro uoste pasirodo tik iki 4 gali laikyti daiktus, nes kažkokia holiday šiandien, nežinau. Ir nusipirkom bilietus traukti šito metro ir neatsičekinom. Urtė jau norėjo įčekirtis, nes pamatėm, kad kažkokie spaustukai yra jau grinai. Nuėjo prie durų, jau išeit norėjo, užsidegė raudoną, užsidarė. Tai būtų 10 sekundžių anksčiau išeis, būčiau be jos vienas išvažiavęs ir be bilietų. Tai žodžiu, tai dabar važiuojam, nežinau, ten ieškosim. Berlyno stotį. Tai jo, nemaža tokia visai įdomu, nesam buvę čia pirmą kartą. Kur ten nuėjo paklausti, kur palik daiktus galima. Tai jau čia apačiais. Nu jo, nemažas tokias. O daiktus palikom tokiose spintelėse, kurios kainuoja tik 6 eurus parai. O, čia mištatės. Kas čia urtė yra? Vokietijos parlamento pastatas, ne? Kupolė žmonės vaikšto. Faina galbūt užlipt, bet labai eilė nemaža atrodė. Berlyno vartai. Nežinau, kas čia. Kažkokį turgų radom, einam, apžiūrėsim. Gal rasim kažko įdomaus. Galvom bus maisto turgus, bet daiktų visokių čia turgus, tai nieko nepešę liksim. Nu, urtė, kas čia yra, papasakok. Dėgės. Kas toks? Dėgėsis. Dėgėsis. Berlyno katedra. Kavinukė savo turinę. Gražiai. Varam į espresso. Sim kavos. Pasėmėm kavytės. Pasimsim biškį, pavalgysim dabar. Ir įdėsim toliau. Bažnyčia ir Berlyno bokštas. Gražiai atrodo. Ir urtė. Urtė? Kažkokias bažnyčias šlindom čia. Nu ir tai aišku žiūri meniu jau, kur valgysim vėl. Mūsų mėgstamiausia veikla yra valgyt. A ne, urtė, valgyt mėgstam labiausiai. O, aš bažnyčią filmuoju. Aš priekiam filmuosiu. Nebuvom dar šiandien? Nu, aukštą, ne, nebuvom šiandien biškį. Bet netelpa, jis iš toliau reikia. Galiu šitą padaryti. Kas čia per statulą, pasakykime? Pakartojam. Gerai, kartoju? Net. Taip ir traumos įvyksta. Gal ne po varžybo, ne? Šiek gražiai. Kažkokie 15 amžiai pastatyti Royal Palace. Neaišku. Šokoladą parduotuvę atėjom. Viskas šokoladą padaryti. Labai daug žmonių laukiam spotkint prie US Army Checkpoint. Aišku, šalia McDonald's. Urtė labai šalta. Aukštininko pietus. Pasiėmė bratwurstą, ne pasiėmė? Va, valgo. Čia gyvenimas verda pilna žmonių visur.
Oi, sėdom į traukinį, žiauriu pavargo mane. Čia praėjom, virš 12 kilų praėjom. Daugiau, nežinau, pas mane virš 12 aš tapdžiau labai, kai sustodom. Stovim pavalgyt buvom. Tai dabar varom į oro uostą, užsičekinsim dar važiuojam. Ir viskas, lauksim skrydžio, kuris bus 11. Viskas, lipsim į lėktuvą, skrisim į Vilnių. Gražus vakaras labai. Rajonieras, jo. Jo, nu ką, grįžom namo, piliečiai sutikti visi. Ką, viskas, eisime miegoti, nes kiek jau 11:30 nakties. Tai ką, nežinau, ar bus kitų video vlogų, ar ne, pirmas varžybos, pirmas vlogas. Nežinau, galvoju, kažkam gal tiesiog įdomu būtų pamatyti, kaip atrodo varžybos gal iš arčiau, tai nežinau. Žiūrėsim, ar bus daugiau video, žiūrėsim ar ne.